Labą dieną, su jumis sveikinasi trečioji Lietuvos architektų rūmų tinklalaidės laida. Tinklalaidėse kalbam su architektais ir architektūrai neabejingais pašnekovais, siekiam aptarti architektūros amžinas problemas ir aktualijas, ieškoti santykio su visuomenė. Šiandien norim pakalbėti apie paveldą. Prieš laidą galvojau, kad turbūt turėtumėm daryti visą ciklą apie paveldą, bet turbūt nuo kažko reikia pradėti. Ir, taip atrodo, paveldo saugojimas nėra nauja koncepcija, tačiau Lietuvoje jo saugojimas prasidėjo praktiškai su modernios Lietuvos valstybės atsiradimu 19 metais. Ir vis kuo toliau, to daugiau objektų tampa valstybės pripažįstami, saugomi, bet ar mes kaip visuomenė sutarėm, kokiais kriterijais mes saugom, ką mes saugom, kodėl mes saugom, kas yra tie, svarbiausi objektai, kuriais mes turėtumėm rūpintis kolektyviai, ką mes paliekam visuomenės atstovams, kaip jų turtą ar nuosavybę. Apie paveldą kalbame su dviem išskirtiniam paveldo specialistėm, architektė ir paveldo ekspertė Irena Klibovičiūtė ir paveldo tyrėja daktarė Viltė Janušauskaitė. Apsibrėžkime, kas tas paveldas ir kodėl jį svarbu saugoti. Tai žiūrėkit, yra kelios paveldo versijos ir turbūt pats pagrindinis paveldas tai yra tas, kurį paveldi iš giminės, iš tėvų. Tai jeigu viskas būtų gerai ir jeigu pas mus nenutrūktų tie ryšiai per visus karus, marus, tremtis ir holokaustą ir kad tik nori, tai to ir nebūtų atsitikę, kad įvyko visuotinė arba niekieno žemės nuosavybė ir nebūtų kažkokių pokyčių tarybinio laikotarpio. Turbūt tas paveldas ir tas tęstinumas vyktų toliau ir visi tie ryšiai ir visi tie pastatai turėtų savininkus kiekvienais metais, visi jaustųsi tais savininkais, vienokiu ir kitokiu būdu jį prižiūrėtų, jisai būtų priežiūra turbūt pagrindinis dalykas, kuris paveldą saugo iš principo. Tai yra pirminė ir pamatinė nuostata, kad jį reikia prižiūrėti pradžiai, nes kai jau jį reikia atkūrinėti, neduoktų Dieve, arba restauruoti, jau yra blogai. Reiškia, kažkokią dalį mes jo prarandam. Bet taip įvyko ir įvyko taip, kad tas paveldas gavosi su nuotrukiu ir didžiąją dalis, kadangi aš užsiimu urbanistiniu paveldu, tai aš noriu pasakyti, kad karai paliko urbanistiniam paveldui labai ryškų ženklų pėdsaką, nes dalis pastatų buvo išgriauta, nunyko ir tada tas paveldas urbanistinis, jeigu mes jį suvoktume tik kaip pastato kažkokią paveldimumą, tai jisai būtų jau irgi nunykęs, bet urbanistika jinai turi platesnį tą kontekstą, tai išlieka gatvės, mastelis, struktūra. Urbanistinį paveldą saugoti arba atkurti iš principo, jeigu tai yra urbanistinis atkūrimas, o mes apie jį kalbėsim, nes turbūt ne pastatus mes atkūrinėsim, o urbanistinių struktūrų kažkokios atkūrimas, tai jis yra įmanomas. Bet iš principo aš tai labai abejoju, kad atkūrimas kaip paveldo, kaip daikto yra įmanomas. Tai yra tada replika ir yra kažkokios turėtų atsirasti bendruomenės ir socialinis poreikis tokiai replikai atsirasti. Ir jeigu būtume teisingi, čia biškį aš taip jums kaip kontekstą, tai 92 metais Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekte buvo daryta tokia apklausa. Ir 92 metais Viltė, kadangi darė šio mokslinį darbą, jinai žino, kad didžioji dalis apklaustųjų klaikiai norėjo, jie tikrai norėjo, kad viskas būtų atkurta. Ir mes iki šiol turim tą tokį, kaip čia pasakyti, idealistinį norą kažkokio daikto atkūrimo. Arba mes suvokiam savo praradimus ir iki šiol norim juos kažkokiu vienokio ar kitokio atgauti būdu. Bet diskusijos, kokiu būdu atgauti, niekas niekada turbūt iki galo neturėjo. Ir mūsų konkursai irgi turi tokių visokių keistų bruožų, mes apie juos dar pakalbėsim. Tai paveldas, jeigu didžiąja prasme, tai yra tai, ką mes paveldim, bet mes tada turim daryti atranką ir turim galvoti, kaip saugoti ir ką mes vis dėlto saugom. Ar tikrai tą daiktą saugom, gal funkciją saugom. Visokių gali būti minčių. Tai atrodo, kad,
natūralios paveldo tos gijos nutrūko. Kažkurį laiką, taip. Bent jau didelė dalis. Bet aš žiūriu, 2018 metais virš 25 000 nekilnojamo turto saugomų objektų. Bet čia visoje Lietuvoje, įskaitant piliakalnius, kurių ten virš 1000. Kompleksinius objektus. Išskaitant tuos, kurie jau nebesaugomi, bet dar yra likę įrašai. Tai atrodo, kad mes truputį norą ir, tas gijos nutrūko, bet norą saugoti ir kažkaip gal net taip valstybiškai prisimti saugojimą Nenutrūko. Ir yra net pagal apklausas, net iš 90-ų, reiškia romantinis noras grįžti. Taip. Aš gal dar pridėsiu tą, kad paveldas iš tikro, ką yra svarbu visada prisiminti, paveldas nėra praeitis. Tai, ką mes gaunam praeities, net žodis paveldas Lietuvos ir teisiniai bazė ir apskritai vartosenoj yra ganėtinai naujas. Tai yra žodis atsiradęs realiai jau po nepriklausomybės, iki tol buvo palikimas. Šiandien, kaip mes vartojam ir užsienio, jeigu verčiam, tarkim, tekstus, tai palikimas yra viskas, ką mes gaunam iš praeities, bet nebūtinai palikimas tampa paveldu. Tai žodžiu, palikimas yra praeitis, o paveldas yra tai, ką mes šiandien pasirenkam saugoti. Tai yra absoliučiai dabarties kategorija. Ir dėl to, tai ką Irena minėjo, tos mūsų praradimų ir trauminės patirtis, jos turbūt ir sąlygoja Lietuvoje ir šiaip viso regiono šalyse tą didesnį norą saugoti ir tuo pačiu didesnį norą atkurti, truputį, tiesą sakant, pagražinti savo istoriją, atkurti tai, ką praradom. Ir labai tikrai simptominė ta apklausa, kurią Irena paminėjo, kuo jin yra įdomi. Viena tuo, kad ne tik tai, vadinkim, plačioji visuomenė pasisakė už atkūrimą, bet ten buvo nepaprastai didelis procentas, iš esmės turbūt artėjantis prie 90 specialistų, tai yra architektų, inžinierių ir apskritai kultūros žmonių, kurie pasisakė už atkūrimą ir ne tik, kad šiaip už atkūrimą, kaip tai buvo suformuluota, kad reikia atkurti autentiškumą. Ir čia ir einam į tą problemą, ką irgi Irena jau paminėjo, ar galima atkurti autentiškumą. Nes pagal modernėją paveldo sampratą autentiškumas yra medžiaginis, kas įtvirtinta Venecijos chartijoje. Vadinasi, jeigu tu jį prarandi, autentiškumo negali atkurti. Ir tik pastaraisiais dešimtmečiais atsiranda tas manimas, kad taip pat gali būti funkcija, gali būti technologija ir tada ta medžiaga darosi mažiau svarbi. Tai čia labai yra sudėtingas klausimas. Kadangi pakrypo tas pokalbis apie tai, kad reiškia visuomenės nuomonė, apklausos ir panašiai, aš kaip praktikuojantis architektas susiduriu dažnai su tokia įdomia situacija, reiškia. Žmonės nori atkūrimo, nori to romantinį požiūrį į paveldą, bet ne į jų namą, kurie jį nori rekonstruoti arba parduoti, reiškia. Jie galvoja, kad gal dar tas aukštas papildomas ar kažkas galėtų nesugadinti ir kitaip visai žiūri į šitą klausimą. Ir aš kodėl taip yra, reiškia, iš vienos pusės aš suprantu, galbūt tai nėra tikrai jų ten kažkoks senelių pastatas, gal jie įgyjo, ir jie nežino jo tos tikrosios istorijos, tai nesiriša su jų kažkokiu identitetu ir panašiai, bet man kartais atrodo, kad tai iš dalies yra ir dėl painumo pačios sistemos. Žmonės kažkaip, susiduria su saugojimu dažnai atsietai, reiškia, nuo savo pastato jie sužino, kad staiga jiems reikės šitas kliūtis įveikti, kad jie galėtų kažką daryti. Ar nėra čia toks bendra žmogiška? Aš labai paprastai pasakysiu, kelių eismo taisyklės. Visi žinom, kad reikia laikytis, bet jeigu skubu, tai man truputį reikia. Tai viršyti greitį ar atsistoti neleistinoje vietoje. Tas pats ir su paveldu. Iš esmės, tie visi apribojimai, kaip bebūtų, jie yra nepatogumas kasdieniam gyvenime. Užsakovui tai yra papildomi finansai ir papildomas laikas. Ir dar, kaip jau sakėt, ne visada aiškus galutinis rezultatas, nes tu nežinai, kas bus dėl teisinės aplinkos, taip pat ir dėl to, ką rasi pradėjęs daryti. Tai ir čia nėra tik pas mus. Tarkim, skandinavų visuomenės jau tikrai yra labai labai saugančios paveldą, bet norvegai darė prieš keletą metų, buvo padarytas tyrimas ir, tarkim, jeigu yra kažkokia vietovė paskelbiama paveldo vietovė, ar ypač jeigu įrašoma UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, nekilnojamo turto vertė labiausiai paauga ne vietovės viduje, o tose būstuose, kurie turi vaizdą į vietovę. Tai man rodos, tai labai gerai iliustruoja situaciją. Labai gražu yra pažiūrėti, dar geriau, jeigu gali pažiūrėti iš arti, bet tau tie apribojimai ir nepatogumai negalioja. Taip, pritariu. Žiūrėkit, aš galvoju, painumo yra dvi tokios versijos, taip normaliai. Aišku, kad mūsų įstatymas yra painus.
Labai. Tikrai. Čia niekas iš mūsų nesiginčys ir aiškumo prasme net nauja įstatymo versija tikrai nepagelbės. Čia yra tikrai vienas dalykas. Antras dalykas, kad ką mes praradom, mes nuėjom tuo tokiu restrikcijų, faktiškai draudimų keliu. Ir tas draudimų kelias, jisai kaip čia, jisai neturi tų visų dalykų, kurie draudimus lydi užsienį. Sakysim, nes ten jeigu uždraudžia kažką, tai jie galvoja apie kažkokias kompensacijas, apie kažkokius kitus dalykus, kurie kompensuotų tam žmogui tą draudimą. Pas mus yra, nueita tais draudimo keliais ir nieko tam žmogui nepaaiškinta. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš galvoju, kad pas mus yra labai blogai, mes nemokam konsultuoti žmonės. Čia yra viršūnė, nes tie, kas dirba mūsų lauke, tai didžioji dalis darbo yra paaiškinti žmogui, ką jam parašė, ką jam atsakė. Irena, bet pirmą turi pats suprasti, ką paaiškinti. O kai įstatymai ir poįstatyminiai aktai tokie painus, tai tas yra, dažniausiai konsultuoji ir sakai, turėtų būti taip, bet jums dar reikėtų pasiklausti, kaip tą konkrečią eilutę interpretuos būtent jums ir skirtas specialistas arba skyrius. Teisingai, tai reiškia, mes nuėjom dar tuo keliu, plus, bet šitas kelias dar buvo dar nieko, bet dabar mes baigiam išnaikinti visą atestuotų specialistų luomą, nes iš principo jis irgi dabar yra labai abejotinoje situacijoje, nes jeigu anksčiau buvo pasitikima tai žmonėmis, tai dabar, kadangi mes nuėjom tų viešųjų pirkimų kelių, tai kvalifikacijos dalykai ten yra labai sumažėję. Tikrai, iki ten minimumo, sakysim. Aš, pavyzdžiui, juokiausi Vilniaus senamiesčio specialųjį planą, kvalifikaciniai reikalavimai parengti. Tai turėjo būti parengęs vieną bendrąjį planą per 3 metus, kuriame kas nors būtų parengęs paveldosauginę dalį. Ir nieks net nepasižiūrėtų, kokia ta paveldosauginė dalis. Nes žiūrim į kiekybę, kad būtų skaičiukas, bet nežiūrim, ar tas dokumentas. Nes didžioji dalis bendrųjų planų yra sąrašai, kiek reikia daryti specialiųjų planų ir kiek ten reikia tvarkyti objektų. Ir viskas. Kultūros vertybių registro duomenų perrašymas. Ir viskas. Ir jokios ten fantazijos nėra. Iškės, mes dabar yra taip tyliai išnaikintas tas specialistų luomas. Galbūt tai galėtų atliepti kažkokios komisijos arba tarybos, bet irgi tokios atskiros paveldo komisijos nėra. Ir jie irgi ten sėdi dideliam rate, kur tas paveldas ten visada plūduriuoja ir būna ne pačioj pirmoje vietoje. Tai iškės vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu mes kalbėtume apie rimtą konsultavimo brūkšnelis kompensacijų mechanizmą, tai reikėtų vis dėlto šnekėti ir apie registrų pūtimo problemą. Dažkas, kas pas mus vyksta, užsienį, pavyzdžiui, tam, kad pakliūtum į registrą ir gautum kažkokią kompensaciją, nes tai yra susijęti dalykai, tai tie žmonės patys stengiasi ir įrodinėja, kad jų pastatas ten turi autentiškus bruožus, ten turi labai daug dalykų, kad pakliūtum į tą registrą. Pas mus registras kūriamas valstybinių lygmenių. Ir jeigu savivalda nesusikūrė net savo vertinimo tarybos, o tokių miestų yra ženkliai daugiau. Man atrodo, kad savivaldybių vertinimo tarybos yra kokios 5 maksimum, aš galvoju. Jo, tai tą registrą... Ir dalis neveiksnius. Taip. Ir tą registrą pučia valstybė. Atsiranda vis naujų registrinių objektų, bet registrinis objektas jis nereiškia, kad tau kompensuos už tos darbus. Nes pas mus kompensuoja tik iš to registrinio objekto atrinktą sąrašėlį, kurį turi paskelbti saugomų tą objektą. Iškės, labai maža to, kad mes tą registrą pučiam, tai labai nedidelis kiekis tų objektų gali iš vis tikėtis kompensuoti už kažkokius atliktus darbus. Dar pridėkim, kad kompensavimo apimtis yra maždaug 1,5 milijono eurų per metus. Taip. Tai kiek objektų už tą sumą galima padoriai sutvarkyti. Kad kultūros ministerija nubraukė dar 5 milijonus ir aš net nebejoju, kad kokie, 60% iš jų bus paveldo objektų apsaugai. Taip, o visa paveldotvarkos programa irgi yra maždaug 6 milijonai per metus visai Lietuvai, tiem 9,5 tūkstančio statinių paskirščius praktiškai avarinės būklės likvidavimai ten
daug Ir dieve. tai ne. Ir tai ne. Bet čia visa ta šiaip realiai paveldo sistema atspindi pačią visuomenę, toj pačioj naujoje architektūroje, kiek Lietuvoje yra kontroliuojama, kiekvienas žingsnis, kiekviena detalė, kiekvienas matmuo. Statinys. Ar ne, laiptai, duris, kambario dydis, tai tas pats ir paveldosaugoje, tik, aišku, mums čia ta jautri tema. Ir ar tai duoda kokybę, ne kokybės tas neduoda. Tai duoda tiesiog kažkokį valstybės iliuziją, kad yra kontroliuojama. Ir yra parašyta eilė teisės aktų, ką galima, ko negalima. Bet kadangi į registrą įtrauktų objektų yra labai daug, specialistų yra mažai, kompetencijos ir viešo administravimo institucijose tikrai mažėja. Tiesiog dėl to, kad žmonės net negali naudoti kompetencijų, jie realiai tikrina tik tai eilutes ar tvarkingai sudėlioti popieriai. Vadinasi, niekas netikrina, ar vykdoma taip, kaip reikia. Tai turim situaciją, kai ant popieriaus viskas gražu, o praktikoje niekas neveikia. Gal ne visai niekas, bet iš tikrųjų situacija yra labai prasta. Tikrai tai atrodo, kad gal tada reiktų kažkaip, dar prie viso paveldo saugom dar yra saugomos teritorijos, gamtiniai dalykai, žodžiu, Natura 2000 ir panašiai. Žodžiu, gaunasi, kad ten tų sluoksnių, kurie yra saugomi kiekvienoje situacijoje vis daugiau. Ir čia man yra toks, man kartais žiūrint į miestą, atrodo, kad kai kurios miesto dalis galbūt galėtum, pavyzdžiui, ten koks Naujamiestis, nors tai yra istorinė dalis, jisai turi savo aiškę struktūrą, turi principus, kuriais jis buvo galbūt pradėtas, projektuotas ten 19 amžiui. Ir galbūt tos taisyklės galėtų būti labiau paprastos, kaip Vilniaus architektas Mindaugas Pakalnis kažkada bandė padaryti 10 taisyklių, toks lyg supaprastintas principai, kuriais saugoti arba veikti tokioje situacijoje versus, reiškia, labai apibrėžtas, labai reglamentuotas, kiekvieną posesiją apimantis ten, reiškia, nesibaigiantis sąrašas, kur tų vertybių ieškoma ir, reiškia, iš dalies, reiškia, atsiranda tas painumas ir savotiškai tokia antimodernus pasidaro, nes lyg tai riboja natūralų miesto vystymąsi, ar ne? Žiūrėkit, aš turiu labai linksmą patirtį, aš padariau Vilniaus miesto bendrąjį planą, teisingai? Jau kuris laikas ir dar laukėt specialiojo, atsimenu. Bet dabar žiūrėkit, kaip buvo įdomu. Aš supratau vieną labai aišku dalyką, kad tam, kad reglamentuoti paveldo urbanistinius dalykus, visai nebūtina daryti specialųjį planą. Taip draugiškai. Taip. Vienas dalykas. Nes iš principo senamiestį galima per morfologiją ramiai sureglamentuoti. Morfologija, jinai atsako už mastelį, sakysim, biški pridėjus medžiagiškumo kažkokio. Bet tam užtenka taisyklių. Taip, tam užtektų taisyklių. Visą tai galima daryti. Bet reikia žinoti, aš dabar labai įdomiai dirbu, kas yra konkrečios teritorijos identiteto dalis, kad tai nes dabartinis, aš galvoju, kas labiausiai pykdo turbūt, nežinau, tą senąją kartą dėl užstatymo visų dalykų, tai suvokimas, kad jis neprisitaiko prie tam tikros teritorijos identiteto. Tie pastatai, kaip mes sakom, jie gali atsirasti Klaipėdoje, Šiauliuose, priemiesty, užmiesty, kur nori, supranti, whatever. Iškės mes jeigu mes išskirtume labai aiškius identiteto tokio atpažįstamumo kriterijus, kad ir naujamiesčiui susirašytume ir vieningai laikytumėmės. Nes pas mus yra dar tas toks momentas, kad parašai, tai visiems reikia, aš labai juokiausi, kai nereikalavom šlaitinių stogų naujamiestį, tai visi, kas nešė naujamiestį pastatus, nešė su šlaitiniais stogais. Bet kai jau iš Šeškinėje atnešė su šlaitiniais stogais, aš supratau, kad žmonės iš vis nesupranta, kam tas reikalinga, supranti. Tai reikia. Šlaitinis yra istorinis arba gražus. Čia yra du momentai. Jeigu mes įsigrynintume tą tokį kažkokį identiteto dalykų, kažkokį aprašą, aš net negalvoju, kad tai turi būti specialusis planas. Sutartume, kad morfologija vienokia ar kitokia su pokyčiais yra tokia, ir visi laikytumėmės vienodo, aš nemanau, kad reikėtų tiek tų specialiųjų planų rengti. Bet tas iš tikrųjų atitinka ir tarptautinius dokumentus, nes jau 14 metų iš tikrųjų visi tarptautiniai dokumentai kalba ne apie apsaugą tą kietąją prasme, o apie pokyčių valdymą.
kad urbanistinėse vietovėse ir apskritai pavelde turi būti tinkamai valdomi pokyčiai, nes tu negali užšaldyti daikto, tuo labiau negali užšaldyti miesto, nes tada tu prarasi jo esmę, tai yra jo gyvybingumą ir jo visus urbanistinius procesus, kurie nėra tik tai akmenys, plytos ir asfaltas. Ir būtent ir tiek tai, kas prasidėjo nuo Vienos memorandumo, nuėjo į urbanistinį miesto kraštovaizdį, Valetos principus, yra čia jau einami tai, kas yra gera architektūra istorinėje aplinkoje, bet iš esmės ir kalbama ne apie imitacijas, kalbama toliau apie pagarbą masteliui, sklypų struktūrai, užstatymo tipams, galbūt medžiagoms, skaidimams, bet tikrai niekada nėra kalbos apie imitacijas. O problema yra ta, čia irgi palietus saugomas teritorijas. Tai iš tiesų mes labai nenorėjom, aš atsimenu, to sujungimo nuo 19 metų, kuris įvyko teritorijų planavime. Bet dabar galvoju, gal čia visai yra neblogai, nes kur tikrai ir aš ir Irena rengiam skirtingus saugomų teritorijų planavimo dokumentų paveldosaugos, vadinkim, sprendinius. Ir ten buvo saugomų miestelių ir tai čia turbūt buvo tie pirmieji dokumentai, kuriuose buvo parašyta, kad ne imitacijų tose teritorijose nereikia. Bet vėlgi saugomų teritorijų tarnybos požiūris nelabai keičiasi. Jie yra išleidžia savo metodinius leidinius ir dabar kaip tik išgirdau anonsą, kad bus leidžiamas leidinys ir miesteliams. Ir nuoširdžiai mane tas šiek tiek suneramino, šiek tiek lengva žodis, nes dar tarkim, tradicinę kaimo architektūrą tu kažkiek gali apibrėžti. Po to jau kitas klausimas, ar yra gerai, kad jinai yra bandoma ją taip kažkaip kartais ir negrabiai interpretuoti arba apskritai kopijuoti. O miesteliai, tai kokie miesteliai, kokia architektūra, mediniai, mūriniai, lietuvių namai, žydų namai, Karaimų Trakuose. Tai yra tokia plati tipologija, man atrodo, neįmanoma išleisti miestelių architektūros knygutės. Čia turi būti knygų serija. Jinai gali būti, aš manau, kad reikia, bet tikrai ne tam, kad po to tu pagal juos projektuotum ir kopijuotum. Tai čia tikrai yra, tai grįžtam prie pradinio klausimo, kad daliai visuomenės, ir aš manau, kad čia ne tik tarnybai, čia tikrai tai atliepia dalį visuomenės, kuri mano, kad tradiciniam tam, vadinkim, kraštovaizdį turi būti tradicinė architektūra pačia siauriausia forma, kaip kopija. Tuo tarpu jau paveldosaugininkai, architektai turėtų iš principo tokio dalyko vengti, nes viena yra asmeninis skonis, mes lyg ir esam visi išmokę, kad tai nėra priimtina dar nuo universitetinių studijų, bet ir tarptautiniai dokumentai sako, nekopijuokite, interpretuokite kūrybiškai, kad tai būtų šiuolaikiška, bet pagarbu. Bet atrodo, kad, reiškia, tos knygos Aukštaitija, ten Žemaitija su tais namais, reiškia, kaip reiktų daryti ir teko nesusidurt, kad savivalda vietinė, jausdama tą, ten tos paveldo teritorijų, reiškia, institucijos, jos lyg tai, netiesiogiai, bet iš esmės spaudžia vykdyti tas rekomendacijas iš tų knygų. Ir man savotiškai kaip architektui liūdna, kad mes kaip architektai, reiškia, lyg neturim to pasitikėjimo ir tik tai privalomaisiais dokumentais, jeigu senamiestis, tai taip, jeigu ten saugoma teritorija gamtiniam ten kažkokiam karkasė, tai anaip, reiškia, yra tik taisyklių dėka mes valdom. Ir dar paprovokuojant pasakysiu, kad ir daugmaž sėkmingas Nida, Neringa, reiškia, skaitomas kaip reiškia, žiūrėkit, ten labai griežtai kontroliavom ir žiūrėkit, o ten kokia nors Palanga, kur nekontroliavom taip griežtai, yra jau, reiškia, palaida bala ir ten vyksta bilekas. Žiūrėkit, aš tai galvoju kitą dalyką. Visų pirma, saugomos teritorijos, jos saugo tradiciją. Čia, todėl jie taip lengvai elgiasi, nes jie nesisėja su materija, su autentiškumu, jie saugo užstatymo tradiciją. Bet kas nepatinka man pas juos, jie tas tradicinius daiktus juk naujai funkcijai taiko. Teisingai. Ir kai tau ateini ir tau sako, kad tvarte galima įsirengti ten 3 būstus, mūsų kalba jau dvibūtį. Jau 3 tai daugiabūtį. Tada aš pradedu galvoti, kokia nesąmonė. Supranti, nes jeigu tai tradicija, tai aš galvoju, kaimo tradicija tai yra ūkininkavimo tradicija. Reiškia, jeigu jie atitraukia nuo to ūkininkavimo, jeigu tam žmogui nereikia to tvartojo, arba ten, nežinau, jaujos, kažko, tai tada yra toks pseudo tradicijos skleidimas. Jeigu tai nueis į miestus, aš esu pasibaisėjus,
miestas, jisai visai kita gyvensena. Nu, ta prasme, ten netgi mano baba turėjo ir dabar tebe turi, man nieks nežino, ką daryti, bet ką nors padarys. Žemaičių Kalvarijoje prie pat jau ten visko. Tai kas yra tradicija jos atžvilgių, jinai 96 išeidavo prašluoti palei namą to gatvės, nes eina žmonės. Ten pasadindavo gėlytės į tą pusę, ten, nežinau, 50 metų tas pačias, supranti. Taip. Tai ta tradicija normali. Tikra tradicija. Ir išgindavo savo karvę ten, žinai, atiduodavo. Tai prisiminkim garsėje Kuršių Nerijos karvę, ar ne? Taip, ta paskutinė, kuri buvo viena parodomoji karvė. Ir tą pačią ištrėmė. Saugodami gamtą. Kuršių Nerija, su ją yra kas blogai. Jinai iš dalies buvo tas kaimiškas, bet prasidėjo virsmas į kurortą. Ir klausimas, kokia jos tapatybė. Ir kokia ta tapatybė. Ir reiškia, o tas miksas iš tapatybių yra, labai... Čia yra konfliktas. Klasių kova. Klasių kova. Ir tada ten viską, ką mūsų gerbiami kolegos vadina sodybomis arba vilomis, labai įtartinai atrodo, ta prasme, nes yra pritraukta prie tos dabartinės funkcijos. Bet kalbant apie kaimus pačius, tai iš tikrųjų ir tvartus, tai čia yra labai skausminga tema, nes iš tiesų net ir tiems žmonėms, kurie tęsia tą gyvąją tradiciją, tarkim, tiesiog ūkininkavimą, tie senieji ūkiniai pastatai, jie yra nebetinkami. Ir tada klausimas, ką su jais daryti. Ir iš tikrųjų tai yra to tipo pastatai, kurie sunyksta pirmiausia, tiek dvaruose, tiek ūkininkų sodybose. Ir galimi yra keli požiūriai. Jeigu tu žiūri labai griežtai, tai čia bus tokia, kaip tik sutikau prieš keletą dienų studentą ruošėsi darbą rašyti, sakiau, bus labai apie paliatyvinį paveldo pastatų numarinimą. Tai iš esmės nieko nedarai ir jis po truputį ir laukia. Taip, ir sunyksta. Tiesiog reikia kantrybės ir tada bus išbrauktas iš kultūros vertybių registro, kaip teisinė apsauga panaikinama sunykus vertingosioms savybėms, nelikus vertingųjų savybių. Bet reiškia, reikia žiūrėti kūrybiškai. Tada, ką tu darai? Ar tu leidi sunykti ir, sakai, tai yra natūrali transformacija, teritorija, pokyčiai pasikeitė, saugom sociokultūrinę tą tradiciją, kad vyktų ūkininkavimas naujom formom. Jeigu saugai formą, tada reikia ieškoti kompromisų. Ir iš tikrųjų net skandinavai, kurie šiaip, taip jau saugo ir turi tų ūkinių pastatų iš, pavyzdžiui, 16 amžiaus ar 17, kas mums yra wow, jie irgi daro kompromisus. Aš esu pati mačius Skandinavijoje, iš tų senųjų sodybų, ūkinis pastatas, ten turbūt kluonas kažkoks buvo. Ramiai viduje yra stiklinė dėžutė ir tam jų žoliniam stogė, apaugę iš aplinkų žolė, reiškia, nuo pačios tu beveik nematai, yra stoglangiai. Ir tai yra kompromisas, kad tu teiki jau tada kitą funkciją, apgyvendinimo paslaugos, iš išorės beveik nesimato. Tai nėra šiuolaikinis viešbutis, ta prasme, tu irgi kaip naudotojas klientas eini į kompromisą, gauni tą kitokią patirtį, bet taip tas pastatas išlieka. Ir jie sako, mums labai skauda širdį paveldosaugininkai. Sako, ką daryti kitaip, jo neliks. Sako, kaip mes motyvuosim savininką jį laikyti. Tai aš manau, Lietuvoje irgi reikia eiti prie to, vėlgi, kad registras yra per didelis. Neregistras saugo pastatus, priežiūra saugo pastatus. Kad būtų priežiūra, reikia naudojimo. Ir iš tikrųjų, retoj šaly yra tiek objektų registre, ypač miestuose, ir čia yra dar tas momentas, kad kalbant apie miestus, beveik nėra tarpinio varianto Lietuvoje, ypač jeigu tai yra ne vietovė. Jeigu yra senas pastatas, bet jis yra už vietovės ribų. Arba ir dažnai kolegos, aš dar kai vertinimo taryboje buvau, rašykim į registrą, nes kitaip jį nugriaus. Bet iš kitos pusės, tu įrašai kokį nors paprastės būklės pastatą į registrą, jis automatiškai tampa ypatinguoju. Ką reiškia dabar projektuoti ypatingą įstatinį? Prasme, pilnas registras yra ypatingųjų nesudėtingųjų. Ir viskas, tu eini per pilną programą, atsiprašau, geologiniai tyrimai, tu pusę stogo gali persidengti už geologinius tyrimus. Tai aš visada sakau, reikia labai atsakingai žiūrėti, ką traukia į registrą, nes dažnu atveju įtraukimas į registrą vien dėl finansinės administracinės naštos gali tą pastatą tiesioginę to žodžio prasme numarinti. Bet, o gal paveldas gali būti, paveldo saugojimo sistema gali būti panaudota ir skatinimui, pavyzdžiui. Man atrodo, kad naujamiesčio vertingoji savybė turėtų būti jo tankėjimas, miestėjimas. Jeigu turim susiformavusi miestą ten tam apatiniam naujamiestį, centre, tai vadinamam Vilnių, tai, sakykime, tas viršutinis naujamiestis, ten ypač link geležinkelio,
Nu, jis toks daug ten pramonės dar iki šiol transformuojasi, aišku, bet dar daug tokių dykrų, kolonėlių, benzino ant kampų, ten gatvių ir panašiai. Bet, reiškia, pati struktūra ir idėja to miesto jau yra ir, reiškia, galėtų būti, nu, vat, pats miestiškumas kaip savybė. Ir man atrodo, net ir dažnai senamiestyje mes, nu, vat, ten yra atsiradusios tos tokios ten skverai tie vadinami, kur man pats žodis skverai kliūna, nes šiaip nėra tokio daikto, mano nuomonė. Kad, reiškia, ten Vokiečių gatvė, Rūdininkų skveras, tas Prancūzparkis vadinamas, reiškia, kur nu, išgriautos teritorijos, kurios, nu, gerai ten, sakykime, kažkiek naudojamos, bet ten kokiam Rūdininkų skverė vis tiek visi vaikšto tik perimetre ir ten viduj galbūt 1,5 kavinės išsineša staliukus ir, nu, tokia ne iki galo įgyvendinta teritorija, reiškia, panašiai kaip ir kur nors ten prie Gelžkelio naujamiestyje. Tai vat, ar negalima būtų pakreipti tos paveldo, vat, nu, kad pats statymas ir tas įgyvendinimas miesto yra, nu, savotiškai irgi vertybė, nes gali. Multifunkciškumas, reiškia, tenai, nu, pirmas aukštas, nu, visos tos gerosios savybės, kurias mes jau suprantam, kad jos veikia. Kažkaip, o taip atrodo, kad tas, nu, dažnai būna, nu, tu ten turi saugojimą, reiškia, tokį blokuojantį lygtai. Vokiečių gatvė, tai, kaip sakyt, čia vienas iš tų projektų, kur dar sovietmečių ir labai greitai, realiai, porą metų turbūt po jos užbaigimo jau 54 metais, jau realiai tik numirė Stalinas, iš karto truputį pasijautė tą laisvesnę atmosferą ir jau 54 metais yra kritikos. Tų pačių tuo metu dar nežymių, paskui jau mums istorinių vardų kaip Nasvyčių ir taip toliau yra protokolai, kur jaunieji architektai dar ką tik baigė studijas atsistoja per ten tą sovietinės architektų sąjungos susirinkimą ir kritikuoja, kad čia yra blogai. Kritikavo ir tuo metu net ir valdininkai, tie, kurie dar net iš Leningrado atvažiavę, žodžiu, tuo metu iš karto realiai tai yra pripažinta, kad tai yra klaida, bet jinai liko ir per sovietmetį buvo ne vienas iš tikro siūlymas atstatyti ir tas jau Irenos minėto regeneracijos projekto korektūros, tas, kur apie 90 metus rengtas, čia buvo turbūt antras, o gal ir trečias turbūt jau siūlymas vien per sovietmetį atstatyti, po to vėl buvo banga ten apie 2000-uosius, žodžiu, tai yra ta erdvė, aš jokiuose, yra Lukiškių aikštė ir Vokiečių gatvė, tos erdvės, kurios viso amžinai vyksta diskusijos, nu tai dabar matyt, kurį laiką jau nebus tos atstatymo idėjos, bet vis atsigauna. Bet su viešom erdvėm senamiesty turbūt yra tas klausimas, dalis jų taip atsirado dėl sovietinių normų, nes gyvenamas rajonas turi būti želdinių norma, pragriaunam ir padarom. Klausimas, ar dabar jas visas užstatyti, turbūt reikia žiūrėti, kaip čia atvejais po atvejo. Didžiosios dalies turbūt ne, nes ta pati Vokiečių gatvė su visais jos trūkumais, viena tikrai yra intensyviai gyvenama ir labai daug kartų jau net užaugo su ta gatve ir tai yra jų miesto dalis. Iš kitos pusės, tam tikrą prasme, tai yra nemalonus, bet tai yra truputį paveldas, jau vis tiek tai rodo tam tikrą intervencijos būdą į miestą tuo sovietmečiu, kaip tai reikia pasilikti truputį ir nemalonaus paveldo, kad prisimintum, kaip nedaryta ateityje. Tai o kitos erdvės taip, tada klausimas, ar jos yra netinkamose vietose, kad nenaudojamos, ar visgi šiaip iš principo tas apkrovimas, kuris yra visose žaliose erdvėse centre ir aplink jį, turbūt rodo, kad jeigu tik erdvė nors kiek padoresnė, visos, kurios naujai sutvarkomos, iš kart yra užsėdamos, užpuolamos, ten vaikai 5 aukštais, šunys nustumti į paraštės, konfliktai, čia irgi jau klasių konfliktai, šunininkai prieš vaikininkus, tai reiškia, tų erdvių turbūt trūksta. Tiesiog yra klausimas, kaip jas iš tikro suprojektuoti ir čia kaip tik vakar, man rodos, Andriaus Ropolo tekstą apie dingusi Štetlą skaičiau. Jis labai teisingai pasakė, taip, kraštovaizdžio architektūra Lietuvoje vis dar yra pabaigoje. Ir didelė dalim tose viešose erdvėse tas atsispindi. Tai negali kalbėti vien tik apie paveldą, vis tiek turim grįžti prie to kokybiškos intervencijos ir kokybės klausimų. Man labai patiko, kad palėtėt tą, reiškia, kaip jūs pavadinot, skaudantį ar nepageidaujamą paveldą. Taip, nepatogus paveldas. Irena, prie jūsų namų... Mokslinis terminas yra disonuojantis, dissonant heritage. Ir prie mano namų, reiškia, yra pergalės kino teatras. Aš visada galvojau, kad jis yra... Aš galvoju, Cvirkparkis sakysit. Ne, Cvirkparkis, ne, bet man labiau, konkrečiai, egzibicionistinis, stalininis, reiškia, ten, kaip jį pavadinti, daiktas, kuris aplink save generuoja parkingą ir nuorūkas. Viskas mirė, konteineriai, parkingas, nuorūkos.
ten kada jis veikia, nesuprasi, reiškia. Šiaip aklinas daiktas, užima didelį plotą. Vienas. Iš tokių bažnyčios tipologijų. Bažnyčios tipologija, bet dabar ten kažkoks... Kodėl kultūra? Lošimo namai, bet jis yra saugomas. Reiškia. Taip. Ir ten dar jis modifikuotas taip negražiai. Bet geležinkeliečių jisai bent išlaikė kažkokią tą tokią kultūrinę funkciją ir Navako kablys, reiškia, kažkaip jį transformavo į kažką kitą. Bet kokia čia buvo kova su ta geležinkeliečių funkcija ir su jo išlikimu apskritai? Žiūrėkit, aš noriu grįžti 2 dalykai. Vienas dalykas, ką tu sakei, naujamestis ir senamestis. Naujamestis, jeigu kalbėtume apie jo tankinimą, tai reikia pripažinti, kad pramonė iš ten išėjo, nes jis buvo pramoninis ir tam sukurtas. Ten buvo tas toksai Tiškevičiaus geležinkelis, nes naujamesti buvo pagrindinė kepykla ir kiekvieną rytą jam atveždavo iš geležinkelio pagal jo atkarpą grūdų, jis jas sumaldavo ir aprūpindavo visą miestą duoną. Jo. Tai dabar visa tai išėjo, tai tas tankinimas naujamesti pagal tam tikras, vienintelis, kad reikia neprarast masteliškumo, kažkokio užstatymo tipologijos, nes kaip ten naujamestis turėtų perimetrinių principų užstatinėti. Tai, ką mes matom dabar, perimetrinis labai yra daug neinsoliuojamų ir nenaudojamų dalių, reiškia, ir tada mes matom tikrai ne perimetrinį, o taškinį tokį dispersinį užstatymą, kas jam netiktų, reiškia, reikėtų tada laikytis bent kažkokiu principu ir varyti ramiai, prižiūrint, kad tas aukštingumas būtų normalus ir viską tai daryti. Jeigu mes kalbam apie, sakysim, senamiesčio praradimus, tai dabar rengdama aš specialų planą, aš galvoju taip, kad kadangi ta problema visi išplaukė, reiškia, mums reikia susigalvoti kažkokius padorius mechanizmus, kaip tai spręsti. Aš galvoju, kad tai yra, aš nežinau, galim pasiginčyti, kad tai yra 2 pakopis kažkoks konkursas. Pirmas yra urbanistinis, suvokimo, reikėtų pasižiūrėti, patį išsirinkti geriausią principą, kaip tą daiktą užstatyti. Juk nebūtina viską ten užstatinėti, jo? Jeigu mes susigalvotume, sakysim, gal nuo Vokiečių gatvės bijočiau aš pradėti, pavyzdžiui, nuo Rūdininkų skvero. Jeigu mes susigalvotume, kaip tai padaryti, gal liktų dalis ten naudotina ir kaip skveras, kaip želdinys. Kažkokius, jeigu tos pirminius per urbanistinį konkursą principus nusistatytume, tada jau reikėtų normalaus architektūrinio konkurso. Iškės 2 pakopis toksai dalykas. Ne viešojo pirkimo čia. Ne viešojo pirkimo. Nes, ką aš noriu pasakyti, kaip bebūtų juokinga, kadangi darėmės lygiai taip pat tą regeneravimo projektą ir po to aš dariau Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą, mes ten buvom nusimatę tas vietas, kur konkursai reikia, kad jų reikia. Aišku, nebuvom susigalvoję, kad reikia urbanistinio ar neurbanistinio, tai tie visi konkursai vyko, žinok. Tik mes neturim feedbacko, kaip jie vyko, ką mes, reikėtų labai tokios analizės, kas buvo teisingai, kokie principai buvo teisingai nusistatę. Nes konkursai yra geras, tikras, visi pripažįsta puikus sprendinys, bet gal mes ten nepasisakėm dėl kažkokių morfologinių arba urbanistinių kažkokių kriterijų ir gal jie nuvažiavo kaip grinai architektūrinė prasme ir tikrai kaip daiktas puikus, bet netinka tai vietai. Iškės, mums reikia tokią dar konkursų feedbacką turėti, bet konkursų kelias mano akimis normalus. Ir sakau, ir man tada vis tiek norėtųsi iš pradžių urbanistinio kažkokio sprendimo, o tada architektūrinio, tada manau, kad būtų kažkoks harmoningas kelias. Ir tada, aišku, bendruomenės reikėtų, kurios mes niekaip neišsiugdom. Tai čia kitas klausimas, nes bendruomenė labai sunkiai, pavyzdžiui, senamiestį ugdoma, nes netiek daug žmonių gyvena senamiestį. Ir turi skirtingų interesų. Ir labai sunku čia irgi visiškai atskira tema, bet visuomenės įsitraukimas paveldosaugoje, kaip ir kitur projektavime, turbūt yra momentas, kad kas yra ta bendruomenė, nes jeigu eina vienas interesas prieš kitą interesą, tai kuris yra geresnis, kaip pasverti ir kaip atskirti, labai visada yra ta plona riba tarp viešo intereso ir asmeninio intereso, kad ir netgi
Čia San Francisco turbūt reikia irgi gairės realiai miesto paveldosauginės, ne tik paveldosauginės ir darnios plėtros, ten jie turi gairės, yra labai aiškiai parašyta, kad vaizdas pro privatų langą arba iš privataus sklypo nėra saugomas. Saugomi yra vaizdai, analogas būtų mūsų apžvalgos taškai, viešos erdvės ir taip toliau. Tai šitą irgi žmonėm vis dar dėja reikia paaiškinti ir kad tas senamiestis dabar jis tikrai yra mažiau tankus, negu jisai buvo, kad ir 40 metais ar 45 po karo, kai buvo tie griuvėsiai. Ką daryti su tom, pavyzdžiui, naujo miesto dalim, Lazdynai, savo laiku pripažintas projektas, reiškia realizuotas ten gamtiniai aplinkoje ir šiaip visai kokybiškas. Kiti gal ten tie nauji rajonai netokie ypatingi, bet ar jie nusipelno kažkokio dėmesio? Man atrodo, kad dalis modernistinių rajonų jie neturi to įkoduoto augimo savyje. Jie tokie kaip galutinis, kaip architektūra, ne kaip urbanistika. Galutinis sprendimas reiškia ir kaip yra, taip ir gyvenkit. O jeigu nepatinka kažkas, tai ten praktiškai neįmanoma pakeisti. Taip, nes jų problema yra atstumai. Ta prasme, tas modernistinis projektavimas ir tankinimas, jeigu kalbėtume apie darnesnį miestą ir tankesnį, tai aišku, viena tai yra visuomenė, kur iš karto nelyskit, čia nedarykit perkunkėmių. Bet, tarp kitko, tose pačiuose Lazdynuose, kiek aš tyrinėjau, dar prieš, tarkim, ten 10-12 metų labai iš karto būdavo referencija, jeigu būdavo lyginama, kodėl Lazdynai yra gerai, visą laiką gyventojai lygindavo iš esmės su nauja statyba ir ypač su perkunkėmiu. Žodžiu, visada yra, kai tu gyveni ir tu vertini savo aplinką, tas lyginamasis momentas jis yra labai svarbus. Bet tai taip, sutankinimas tų rajonų daugumos yra beveik neįmanomas dėl to, kad atstumas yra, vadinkim, pusantrinis. Į centrą neįdėsi, bus jau per tanku, o lyg ir atrodo, kad norėtųsi truputį paspausti. O dėl saugojimo, tai Lazdynai šiuo metu yra vienintelis to modernizmo urbanistinio paveldo objektas, kuris yra dar likęs registre. Ir tai yra, mano vertinimu, turbūt mažiausiai saugoma Lietuvos urbanistinio paveldo vietovė, nes iš tikrųjų, nepaisant to, kad jie registre yra nuo sovietinio paminklų sąrašo, nuo 84 metų, ten tų pokyčių yra įvykę tikrai nemažai, tiek kalbant apie intervencijas į urbanistinę struktūrą, tiek kalbant apie architektūros pokyčius, tai yra tą pačią renovaciją ir panašiai, tai tas identitetas keičiasi. Šiuo metu, kaip tik su kolegiam rengiam Lazdynų tvarkymo gairės, paveldosauginių aspektų. Pamatysim, optimizmo iš pradžių buvo daug, dabar matant procesus, aš sakyčiau, kad jis yra atsargus, ar pavyks kažką suvaldyti ir rasti tą balansą vis dėlto. Nes taip, problemų ten yra daug. O dėl saugojimo, tai aš manyčiau, kad nors vieną, tai tos pačius Lazdynus, kadangi jie jau yra registre, turbūt reikėtų pabandyti išsaugoti, nes viena tas ciklas apsisukęs, juos kai pastatė, jie buvo labai gera vieta gyventi, nes geriau tiesiog nebuvo. Vėlgi ten ta statistika, Jurgio Vanago buvo daryta apklausa, 91,3 berods procento rinktųsi gyventi Lazdynuose, net jeigu galėtų keltis bet kur kitur Vilniui. 73 metai, kur kitur Vilniui. Analogas nebent Žirmūnai jau buvo užbaigti, o šiaip ką, grįžki senamiestį ir kurenkis krosnį. Tai žodžiu, tai ta apklausa reikia ją vertinti atsargiai, bet vis tiek buvo geras vertinimas. Paskui buvo tas, vadinkim, važiavimas žemyn, kai nušiuro dar, o dabar vėl atsigauna. Bet dėl truputį kitų momentų. Viena žalia ir dabar Lazdynai yra daug žalesni, negu jie buvo, kai juos pastatė, nepaisant visų komplimentų, nes užžėlė tiesiog. Kita, tai, kas tada atrodė siaubingas užmiestis, dabar Lazdynai yra labai arti centro. Irgi patogu. Žodžiu, tos vertės pasikeitė, aišku, apie architektūrą, apie namus ten yra kitas klausimas, bet vien ta lokacija jau yra kaip didžiulis privalumas Lazdynų. Tai žodžiu, aš tikrai būčiau už vienų Lazdynų, tarkim, tokį saugojimą, vėlgi tikrai ne po stiklu, žiūrint, kaip galima koreguoti, bet principus išsaugant. O dėl visų kitų, taip, čia jau yra sudėtingas klausimas. Turbūt reikia ieškoti kažko užsikabinti, kažkokio identiteto, per ką galima visgi, dėl ko Lazdynai yra sėkmingi. Vien dėl tos legendos, kuri nuosekliai 50+ metų yra kuriama, kad tai yra puikia vieta gyventi, išskirtinis rajonas, architektūra. Patikėkit, niekur kitur, kiek esu tyrinėjus, nebuvo taip, kad beveik visi senbuviai, taip, Čekanauskas ir Brėdikis. Kad žmonės žinotų rajono architektų vardus. Čia vis tiek yra išskirtinis reiškinys.
Nu, reiškia, identitetas vos ne... Taip, svarbiau negu jeigu manęs paklaustum, aš nežinau, kaip tvarkyti. Tikrai niekada negalvoju, kaip tvarkyti lazdynus, bet turbūt reikėtų tiesiog renovuoti pastatą po pastato. Supranti? Tinkamai. Tinkamai. Tiesiog kažkokias pasiėmė, ten yra dar dėl viešųjų erdvių, dėl takų, tai viešasis, tai lengviau dviračių ir... Bet sakau, bet tada sutvarkai, bet tada, kažkur surandi, kur jie parkuojasi, kad jie nesiparkuotų. Labai skausmingas klausimas, čia irgi labai įdomu, darėm apklausą dabar. Ir šitą, tai aišku, apklausėm tuos, kas susidomėjo, tai irgi truputį tai nėra ta standartinė statistinė apklausa, kur standartinės imtis, bet žmonės taip, vėlgi apie 90% reikia saugoti žalumą, visą struktūrą, žodžiu, žaluma yra 90+%, urbanistika yra ten 90-, bet tai yra apie 90 viskas, kad reikia saugoti, bet kai ateina parkingų klausimas, 55% sako, negalima nieko pažeisti, reikia kažkokių kitų sprendimų ieškoti, 45% sako, ne, net jeigu pažeistume tą labai vertingą žalumą, visgi parkingų reikia. Tai va, tai bet Lazdynai yra modernistinis rajonas. Čia nėra taip. Transportas ten, kaip sakyti. Turėtų būti jisai ten. Idėjiškai modernizmas ir mašina tiesiog sovietmečių jų nebuvo, bet ne dėl to, kad nenorėjo. Neturėjo. Tai tada kaip pavyzdį palaikom darbiškį. Man atrodo, kad man įdomus dalykas, kad aš truputį kitaip tikėjausi, bet atrodo, kad ir gyventojai, jeigu identifikuoja Lazdynų savo rajoną, kaip identiteto, reiškia, per identitetą. Ir ten yra bendruomenė, ir jinai veikianti. Nesako, kad, čia žinot, pas mus ten, aš suprantu, kad tai irgi pakliūna, kad ten nėra labai geri būtai, galbūt taip objektyviai vertinant, bet, žiūrėkit, tai aš galėčiau pasakyti, kad tai yra tikrasis naujasis paveldas, nes dalis jų ten užaugo. Taip, su visais gyventojais. Ir jie susijęti jau su vieta. Grįžo, čia iš vis yra fantastika. Bet aš noriu pasakyti, kad čia yra ta nenutraukta paveldosaugos ta gija. Jie ten užaugo, jiem ten svarbu, jie ten žino, kur kas yra nuo vaikystės, takelius tose miškuose, ten kažkokie ten visko yra. Ir jiem tai yra svarbu. Jie yra susijęti su... Taip, su vieta. Šaknis. Taip. Aš tai pažįstu jų vaikų, turbūt, kur irgi užaugo, bet jie jau nenori grįžti. Tai dalis normalu. Taip, visada. Bet aš dar tai noriu truputį grįžti prie to identiteto. Gerai, tai sakykime, Lazdynai yra, sovietinis, reiškia, toks top-down, reiškia, iš viršaus suprojektuotas rajonas, bet savotiškai pasiteisino ir turi tas vertingas savybės, kurios ten, nežinau, įrašytos, neįrašytos, bet... Įrašytos. Bet, pavyzdžiui, ar ta paveldo politika, pavyzdžiui, man visada kėlė įtarimą tokia pusiau net juoko formoje Vilniaus oro uosto saugojimas, kuris vis tiek, nenori, oro uostas turi tą tokį truputį įvaizdinį dalyką, jis turi tam tikras veidas, nors gal kai tu atskrendi kaip svečias, tai tu pro kitą galą įeini, tu to nematai jo. Nematai, bet vis tiek simboliškai reiškia, ir man visada atrodė, jo tas savotiškas neracionalumas, reiškia ten, kad tu vaikštai ten ratais, kai atskrendi ten per antrą. Atsiprašau, su lagaminu niekada netelpi į tualetą. Jo, tai, man čia yra toks nematerialus paveldas, reiškia, toks kažkoks jo pastovus perdarinėjimas 10 kartų, reiškia, čia aišku, turbūt visi oro uostai nuo to kenčia, bet pats tas stalininės negalėjimas atsisakyti stalininės architektūros, ten, kur šiaip turėtų dominuoti funkcija, saugumas, praktiškumas, tas toks efficiency, kur pats oro uostas veikia kaip mašina, kad efektyviai veiktų kaip toks... Ir kaip įvaizdis. Ir kaip įvaizdis. Bet kodėl mes tada, reiškia, jūs sakot, pergalė, ten turi savo... Nors mano nuomonė, numarinus visą kvartalą, yra ten, sakykime, ten Vokiečių gatvė. Bet žinok, ten nieko ypatingo nestovėjo, labai nevertėjo. Ne, tai nestovėjo, bet gal jeigu dabar būtų tuščia vieta, įsivaizduokim tą tai kaip galimybę, ne kaip... Žiūrėk, jeigu man galima rinktis, aš palieku pergalę griauno oro uostą. Jo, bet dabar žiūrėkit, su to oro uostu aš tai kitaip žiūriu. Aš galvoju, jūs per daug rimtai jį žiūrit. Kiekvienam oro uoste yra kavinių, ten centrai, dar kažkas. Aš iš jo padaryčiau interjero dalį, taip draugiškai. Sužaisčiau su visom kolionom. Net kažkada buvo ten dalis ten daryta. Taip, bet visiškai aš jį padaryčiau ir jisai liktų kaip toks reliktas, kad čia,
Čia nėra naujas aerouostas, kaip kokionas, nežinau, Madride, kur naujas. Nu taip, Irena, bet Vašingtonas turi nesarinę nuo tą uostą. Tai, aišku, jis yra ten, originalas buvo toks, dabar jau jis toks. Taip. Labai gera struktūra plėtimui, bet ten bent estetiška. Tai estetiška. Bet čia jau subjektyvizmas, aš nieko negaliu padaryti. Nes mes su Vilte abi turbūt klausėm, kaip Kuldiga tvarkosi. Tai jinai mane nustebino. Kuldigo yra ten 3, kaip jinai sakė, Chruščiovkės, tas laikotarpis ir 2 stalinizmai. Tai ką jie daro? Jie jį tvarko, bet nekeisdami stilistikos. Supranti, kaip įdomu? Bet gal jis aš suprantu, bet čia tokia jau politinė dimensija beveik įgauna ypač. Jeigu būtų rotušė Kuldigos, ten jiems tas... turbūt nusižudytų. Stalino skulptūrą jie nukrapštė prieš rotušę. Tai aš tam tikrą prasme žiūriu į oro uostą, kad tai yra truputį Stalino skulptūra ant mūsų valstybės reprezentacinės. Bet aš kažkaip, aš sakau, jeigu nerastume tokio sprendimo, tai, ir maišūnis. Arba, žinok, dar kitas momentas, kas, aišku, nelabai gražu, bet išeis tam tikra karta, kuris, tiesiog sietina su ta. Čia jų jaunystė. Ten, žinai, pavyzdžiui, Gučas, mano šefas, jisai nuvažiuodavo tenai neišskristi, jisai nuvažiuodavo ten silkės pavalgyti vakare ir pasėdėti toj kaviniai. Ir aš galvoju, jam tai yra kažkokia atrakcija. Jis pasižiūri tos išskrendančius lėktuvus. Įdomu, kur mes važiuosime. Tada, kada pats negalėdavo išskristi. Aš net suprantu, bet čia, romantinis, nostalginis periodas tuoj pasibaigs. Ir mes peržiūrėsim iš naujo. Nereikia taip jau. Taip, čia grįžtant prie to, kad paveldas yra dabarties konstruktas, tai tie visi registrai, jie yra revizuojami. Man kažkada atrodė, kad reiškia tos bažnyčios, kur yra su perdangom. Reiškia, Vilniuje ten ne viena ramintoja ir ten ant Subačiaus kalno, kaip jinai vadinasi, reiškia... Misionierių. Ar Jėzaus širdies? Jo, Jėzaus širdies, jo. Tarsi, jos yra unikalus paveldas, nes tokios sąlygos, kad taip galėtų bažnyčios tik, susiformuoja tik labai unikalių, brutalių atvejų. Bet dabar, kai vyksta karas, tom pačiom brutaliom, reiškia, sąlygom. Tai aš dėl to ir kelių klausimų, dėl ten Vokiečių gatvės, dėl to pačio Pergalės kino, kad yra tokie, akivaizdžiai tokie savim patenkinti. Ten, jeigu, sakim, kažkokius Goštauto gatvė, ten su perimetrais, ten jinai gal nekelia tiek to, bet jie, reiškia, tokie ideologiniai kino teatrai visokie, ten oro uostas, jie man biški tokį turi... bet jisgi jau seniai ne kino teatras, o lošimo namai. Okay. Tai jau čia... Tai irgi rūpinkimės visuomenės moralę, ar ne? Nežinau, aš noriu pasakyti, kad visada bus tų ginčytinų objektų. Normaliai, reiškia, ir kiekvieną kartą galima grįžti prie jų peržiūros. Bet perdangas aš tikrai palikčiau būtent kaip tą ginčytiną paveldą ir kaip istorinę atmintį, kad, ta prasme, ypač kai vyksta karas, tai viskas priklauso nuo interpretacijos. Aš tiesą sakant, nuoširdžiai išskyrus kareivių tą grupę, būčiau palikus ir likusi Žalią tiltą. O gal būčiau palikus ir kareivius, ten pati geriausia buvo ta instaliacija, kai jie buvo į narvą patupdyti ir NATO vėliava užkabinta. Buvo geniali Ambraso idėja. Ir aš manau, jinai galėjo likti ilgalaikė, tam, kad, ta prasme, gal ne visada malonu jo žiūrėti, bet tu turi prisiminti. Ir kai vyksta karas, tu dvigubai turi prisiminti. Ir jau dabar yra ta karta, kuri užaugus po nepriklausomybės ir gerai, karas truputį sustatė viską į vietas, bet prieš karą, ypač prieš 14 dar ne, bet kai paskui buvo nusiraminimas apie 20, buvo eilė jaunų žmonių, kurie nuoširdžiai ten atsigaivino visi tie žiguliukai, ta tokia nostalgija tam, ko tu nepatyrei ir tu matai tik tai romantizuotą vaizdą iš filmų, ieškai tos praeities, negali remtis į vakarų praeitį, gali iš dalies, bet hipiai tai nėra tavo, reiškia, tu remiesi tą sovietmetį. Ir tiems, kas nors kiek buvo tam sovietmetį, tai yra neskanu. Vadinasi, to nepatogumo ir priminimo, kad žiūrėkit, prasme, tie žmonės žiguliukose ir bulviakasiuose, jie nėra laimingi. Jie yra žiauriai represuoti ir jūs turite tą prisiminti. Tai kažkoks inkliuzas tos architektūros, urbanistikos turi likti kaip nepatogus priminimas. Kol nepamiršom žiguliukų, tai jaunimui siūlau Fiatus nusipirkit arba Alfa Romeos, nuo kurie buvo nukopijuoti tie žiguliukai. Bus žymiai geriau. Bet dar biškai grįžtant prie to autentiškumo ir interpretacijos. Čia irgi toks, kaip mes suprantam miestą, kaip mes suprantam ten tos tokius biškai prievartinius paminklus, nepageidaujamus paminklus, bet iš kitos pusės aš pats susiduriu, reiškia, su savo ten Radvilų rūmų projekto atveju.
nežinau kaip tą pavadinti, LDK romantika, kuri reiškia savotiškai nurašo 300 metų miesto, reiškia, kuris gal nebuvo labai lietuviškas, buvo, ten Rusijos imperijos sudėti, tada ten okupuotas Lenkijos, reiškia, tarpukariu ir panašiai, bet nepaisant to, ta miesto pėdsakas ir miesto, reiškia, vystėsi miestas. Ir man tas visada įdomu, kiek mes dabar interpretuodami, net naują architektūrą projektuodami, galim pagauti tą miesto tokį įvairovę, tą kompleksiją, kur ten kažkokios konfliktai vyksta ir atspindėti architektūrai versus tas klasikinis požiūris, kuris tarp kitko dabar Europoje yra visur. Ten Skandinavijoje taip pat buvo didžiulis skandalas, kai kažkuriam universitete buvo planuojama statyti naujas korpusas, tiesiog senam, reiškia, miestelėje. Jo. Ir buvo, rimtas protestas eiti klasikinės architektūros keliu, nes naujas inkliuzas, reiškia, tam universiteto komplekse bus, naujas čia netęsia vertybių ir panašiai. Ir ten netgi Trumpo tie įsakai visi, čia toks kaip jau... Jo, Trumpas puikus. Reiškia ir... Bet ne tik Trumpas, visi autoritariniai režimai yra linkę iš tikrųjų gręžtis į tą, vadinkime, tvirtą klasikinę architektūrą. Bet ne tik autoritariniai. Bet autoritariniai labiausiai. Pavyzdžiui, Britanijoje irgi yra ta diskusija. Ir net jeigu dabar pažiūrėtumėm ten kokius nors ten Karuzos ar Britanijoje apskritai čia yra kitas mentalitetas, šiaip paveldinio aspektų. Tokius žinomus dabartinius architektus dažnai jų kai kurie nedarbai net kartais sunku atskirti. Jie antiek priartėja prie to tokio, ten 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia, reiškia to tokio klasikinio pastato vaizdo, kur ten pailgi langai, daug detalių, mandri mūrai, ten kokie nors išvartyti. Jie yra gražus. Ir, man įdomi šita tema, reiškia, kiek mes galim čia, reiškia, iš vienos pusės yra toks ekstremalus pavyzdys, į vieną pusę tai yra ta LDK romantika, atstatom, pastatom, net jeigu nebuvo, kita pusė kažkoks... Gedimino pilį, pavyzdžiui, Gedimino pilį. Va dabar vėl ta pakilo diskusija. Ir diskusija užsibaigė, ar laikys kalnas ar ne. Man atrodo, yra biški rimtesnių problemų. Aš labai tikiuosi, kad kalnas mus išgelbės nuo tos pilies atstatymo. Iš papiemas čia galima pastatyti. Ne, šiaip tai, jeigu atkūrimo prasme, tai galima pradžiai šviesas naudoti. Viskas šiais laikais tiek yra variantų, bet čia yra labiau, aš manau, ką Vytautas liečia, čia yra vėlgi tas ieškojimas šaknų, tapatybės, tvirtybės, čia irgi, kur buvo kalnai, kad mes negalėsim kaip tauta pilnavertiškai egzistuoti, kol neturėsim Valdovų Romų pradžioj buvo, dabar jau reikia aukštutinės pilies. Žiūrėkit, su ta nostalgija, aš tai manau, kad laikotarpis nostalgijai daro didelę įtaką. Vat prasidės karas, neduok Dieve, ką nors prarasim, ta nostalgija pas mus grįš. Čia garantuotai, jo. Tai dabar jinai buvo pasilpus, nes ilgą laiką pas mus jokių grėsmių nebuvo. Bet ką aš galvoju, kaip jinai dar yra, kaip ten palaikoma ta nostalgija. Vienas dalykas tai yra, tas, aišku, visiškas romantizmas, kurį mes po 90 metų jį dar buvom paleidę, papuoselėję, patpušinę. Jis buvo toks visas ant bangos. Ir tas jaunimėlis, kuris tuo metu augo, yra irgi jau patraumuotas biški, nes čia mums visko dar reikia. Ten, žinai, Vyčio paminklų, visko mums reikia, Vytautų reikia ten pridėlioti. Kaip 30 metais pridėliojo, tai dabar kažkokį kiekį pridėliojo naujų Vytautų. Iškės, visa tai yra normalu. Tada atsiranda dar toks poreikis, kuris aš įvadinu baimę naujos architektūros. Prie tų prisideda tie, kurie bijo, kad bus negražu, modernu, neteisinga, ne taip, kaip jie įsivaizdavo, tai čia didžioji dalis. Ir tada pas mus gaunasi toksai miksas tarp viso to ir mūsų nemokėjimo, aš vis tiek galvoju, kad mūsų nemokėjimo artikuliuoti pačioj pradžioj, jeigu kažkoks vyksta, sakysim, atkūrimas, tai reikia pradžioj įsiaiškinti, ką visi čia tikisi tą atkurti. Nes tas konkursas, kai nėra parengiamosios visos dalies, tai tada lieka... Šokiruoja. Lieka nusivylę visi, aš iškart galiu pasakyti. Tie, kas tikėjosi atkūrimo, nusivylę, tie, kas tikėjosi modernios architektūros, jie gauna ne tai, ką nori. Pas mus yra toks visuotinio nusivylimo laikotarpis. Taip draugiškai, jo. Tai kompromisas yra tada, kai niekas nepatenkintas. Taip. Ne, bet čia dar ne kompromisas, nes dar nieko nepastatyta ir nieko realiai nėra.
Tada visi ten tie procesai vyksta po kiliminiai ir ant kiliminiai. Bet ką aš noriu pasakyti? Pradžioje aš taip įsivaizduoju, kad vis dėlto Radvilų rūmų atveju reikėjo išsiaiškinti visus funkcinius daiktus, vis tiek ten turėjo būti normali programa, kurie irgi turėjo gal parodyti tiem žmonėm, kad... šiaip buvo daryti ir viešinimai. Bet gali būti ten pritrūko tų viešinimų. Visada pritrūksta, nes net jeigu yra formaliai renginys, absoliučiai didžioji dauguma suinteresuotos visuomenės jį praleidžia. Taip, ir paskui ateina į pabaigą ir sako, niekas neinformavo. Bet čia, turbūt dalis to, kad reikia domėtis laiku patiems, bet iš kitos pusės taip viešinimo tie visi dalykai jie turi spragų. Taip. Ir tada artikuliuotų kažkokiu ten tų sąlygų ir tada aš galvoju, kad dar reikėtų, kadangi dalis neskaito tų visų daiktų arba kiekvienas ten mato savaip, reikėtų jiem dar vizualizacijų, pavyzdžiui, kad ir tų sąlygų, kažkoks ten, jeigu konkurso, kad jie įsivaizduotų, kur tas kažkas gali atsirasti. Pavyzdžiui. Nuo kuriozų tas neapsaugos. Aš prisivedu iš patirties labai seniai iš vieno individualaus namo projektavimo. Paprašė erkerio, nedarysime to amerikietiško užsukto, ar ne? Padarėm dėžę ir normali buvo kokybiška vizualizacija, viskas. Ir kai pastatė užsakovė, tai sako, gražus namas, bet sako, aš kažkaip tikėjausi, kad tas erkeris normalus bus. Tai čia dabar, aš manau, kad ir... Gali būti. Bet tokių bus mažuma. Bet reiškia, kaip, tai tada pati kryptis būtų pamažinti subjektyvumo, galimybių kažkokio. Jeigu įmanoma, tokią pasidarom. O tada galvokim labai paprastai. Romantikai vis tiek liks nusivylę. Normalu, kad kažkoks yra... Taip. Bet tie, kurie norėjo nieko, kad liktų status quo, irgi liks nusivylę. Taip. Ir tada reikia tik galvoti, koks yra procentas tų romantikų ir kiek yra pagristos jų, viltis, sakysim. Nes kas buvo su Radvilų rūmais, buvogi įdomu, kad ir tas kitas korpusas yra suvaidintas, jo. Iškės tas romantizmas, jis jau turėjo kažkokį testinumą, jo. Ir dabar tai tie romantikai turėtų cypti, taip draugiškai. Nes jie buvo padėta pastangų nugriauti užstatymą, tą priekinį, prisipažino, ne? Tai nugriovė, tada padarė tą vieną korpusą. Ir tada tikėjosi jau to antro. Ir tada daryti jau konkursą, taip jau neartikuliuotai buvo neatsargų, nes romantikai, kurie neišmirė, jie dabar klyksta visiškai ramiai. Ne, tai čia aš skaitau ne kiek gal konfliktą, kiek diskusiją, kuri, man atrodo, niekad nesibaigė, reiškia. Bet ir negali baigtis, nes tiesiog yra galų gale, net jeigu atmestume tą gilų, ką mes čia bandom giliau kalbėti apie idėjas, apie šaknis, kodėl taip mąstoma ar kitaip ten, kur vienoje pusėje vieni žmonės žiūri į priekį, kiti labiau nori būti, yra, tiesiog atsargesnis tipas žmonių, jie nori likti prie šaknų, jiems svarbi ta tapatybė, kurią jie suvokia per replikų statymą, bet yra elementariai yra estetinės preferencijos ir kas gražu vienam, negražu kitam, tai ta diskusija, jeigu jin baigtųsi, jau būtų labai liūdna, kažkas būtų labai negerai. Aš tik galvoju, kad yra vienintelis, kas gali atpirkti visą tai yra kokybė. Tiek architektūros, tiek funkcijos kokybė. O tie dalykai, jie iš principo, jeigu sustoja savo vietas, tai viskas tai biškai nurimsta. Bet jeigu bus dar ir su kokybė blogai, arba su funkcinė kokybė, arba, supranti, jeigu dar ir tai bus blogai. Ir su darbų kokybė čia irgi. Su darbų kokybė. Tada jau tikrai bus labai labai blogai. Jau čia garantuotai dar ir tie, kurie ko nors tikėjosi, irgi nusivils ir tada jau mes visi verksim į vieną nosinę ir raudosim tikrai. Bet konkursai, konkursai yra kelias, kurio, vienintelį, kurį mes dabar susigalvoja, kad kažką galima daryti. Bet sakau, reikia kažkokio feedbacko, kaip mums, kas sekasi, kas nesiseka. Nežinau. Ir kaip tos konkursus išlaisvinti, kad jie tikrai būtų idėjos konkursai, o ne to viešo pirkimo, nes vien tie visi viešų pirkimų dokumentacijos pildymai, jie tikrai labai didelę dalį potencialių dalyvių atmeta. Tai iš vienos pusės taip, tai institucijoms yra saugiklis, kad tau neateis studentai su labai gražia idėja, bet neturėdami menkiausio supratimo, kaip realizuoti, bet yra tų visokių variantų, kur galima paskui poruoti žmonės, užsieniečiai irgi, kiek yra užsienio architektų, kurie čia projektuoja be vietininkų. Tai, tai turbūt tas pas galėtų būti ir kitais atvejais. Man patinka, kad mes grįžtam prie konkursų vis kelintą kartą šitoje diskusijoje, nes, man ir pačiam ir tekia ir laimėti, ir daryti, ir nelaimėti, reiškia, man irgi atrodo, kad čia labai sunkus, labai toks architektus, reiškia, dažnai varginantis būdas, bet kalbant apie identitetą, kai tu gali padaryti pastatą
tam tikrai situacijai ne pagal atsirinkti konkurencijos prasme, o ne atitikimų, reiškia, taisyklėm. Tai aš tikrai tam pritariu ir tikrai nėra jokio kito konkurso apart tas kūrybinis konkursas, kur teiki projektai. Ir tikrai žinau, kad paveldo srity dar vis didžioji dalis, teko čia matyti, ir ten dvarų, ten tvarkymo, kur grinai projektų kiekis per metus. Turbūt labai gerai užfiksuoti, kad reikia konkursų, kad svarbu identitetas ir turbūt šitas 2 mintis įsidedam sekančiom laidom, apie kurias tikrai norėsim pakalbėti. O šiandien noriu padėkoti svečiam. Kviečiu visus paspausti laiką ir prenumeruoti Lietuvos architektų rūmų tinklalaidę. Ačiū.